Dievas ruošia Izraelio tautą būti savo tauta. Todėl jis sakė nesusiteršti tais visais dalykais, kuriomis susiteršia, tautos. Jis ruošia jiems kunigystę, kaip kunigai turi elgtis, kad nesusiteršti. Kaip tauta, kuris susiteršusi, kaip turi apsivalyti. Nuo raupsų, nuo nešvarumų, nuo visų kitų dalykų. Nes Dievas ruošia Izraelio tautą būti jo tauta. Atskirti švarų nešvaraus, susiteršusi nuo nesusiteršusio. Dievas yra šventas. Norite gyventi su Dievu, jūs turite būti švarus, apsivalę, nesusiteršę. Nebūkite kaip visos tos tautos, kurios susiteršia, kurias aš išvarau iš jūsų tarpo. Jūs esate man švari tauta, ne kaip visos kitos tautos. Toliau 27 eilutė. Nes visas tas bjaurastis darė šitos šalies žmonės, kurie buvo pirma jūsų, ir šalis yra suteršta, kad šalis jums ją suteršus taip pat ir jūsų neišspjautų, kaip jį išspjovė tautas. Jeigu jūs darysite visas tas bjaurystės, kurias darė pagonės, suguldami ten su savo giminaičiu, ten su gyvūnu, ar tos paties lyties atstovai sugula, ar ne vienas su kitu, ar aukodami aukus savo vaikus Molechui, ar suguldami su gyvuliu, ar ne. Visais tais dalykais susibjaurino visos tos tautos. Jeigu jūs taip darysite, aš irgi jūs išspjausiu. Šalis jūs išspjaus iš savęs. 29 eilutė, nes kiekvienas, kuris daro ką nors iš šitų bjaurystų, tos sielos, kurios tai darys, bus iškirtos iš savo tautos tarpo. Todėl laikykitės mano įsakų, kad nedarytumėte nei vieno iš šitų bjaurių papročių, kurie buvo daromi pirma jūsų, kad jūs nesusiterštumėte jais, aš esu viešpats jūsų Dievas. Toliau 19 skyriuje, čia visko po truputį išvardinta, ko turi Izraelio tauta laikytis, ko nedaryti, ką daryti. 33 eilutė. Ir jei ateivis laikinai apsigyvens pas tave jūsų šalyje, jo nespauskite, bet ateivis gyvenantis pas jūs, jums bus kaip tarp jūsų gimęs. Mylėk jį kaip save patį, nes jūs buvote ateiviai Egipto šalyje, aš esu viešpats jūsų Dievas. Nedarykite teisme neteisumo, ilgio matų svorio ar saiko. Turėkite teisingas svarstyklės, teisingus svarsčius, teisingą efą ir teisingą hiną. Aš esu viešpats jūsų Dievas, kuris jūs išvedžiau iš Egipto. Todėl laikykitės mano įstatų bei visų mano teismų ir juos vykdykite. Aš esu viešpats. Elkitės teisingai, kaip aš, kad elgiuosi. Ir ateivis, kuris gyvens tarp jų, bus taip, kaip ir vienas iš jūsų. Reiškia, ateivis turės laikytis tų pačių taisyklių. Švęsti visas šventės, valgyti tokį pat maistą, kokį jūs valgote, rengtis taip pat, kaip ir jūs rengiatės, elgtis lygiai taip pat, kaip ir jūs elgiatės. 20 skyriuje rašoma nuo 1 iki 6 eilutės apie stabmeldystę ir bausmė už tai, kokie bus. Tiek žydui, tiek ateiviui. Ir viešpats kalbėjo Mozei, sakydamas, vėl sakyk Izraelio vaikams, kas iš Izraelio vaikų ar ateivių laikinai apsigyvenusių Izraelyje duos kurį nors iš savo sėklos Molechui. Tas tikrai bus užmuštas. Šalies tauta jį užmėtys akmenimis. Va kas bus, kai aukosi savo vaikus Molechui. Būsite užmėtyti akmenimis. Ir aš nukreipsiu savo veidą prieš tą žmogų ir jį iškirsiu iš jo tautos tarpui.
nes jis davė iš savo sėklos Molechui, kad suterštų mano šventovę ir išniekintų mano šventąjį vardą. O jei šalies tauta kokiu būdu paslėps savo akis nuo to žmogaus, kai šis duos iš savo sėklos Molechui ir jo neužmuš, tada aš nukreipsiu savo veidą prieš tą žmogų, bei prieš jo šeimą ir iškirsiu iš jų tautos tarpo jį ir visus, kurie paleistuvaudami juo seka, kad paleistuvautų su Molechu. O siela, kuri kreipsis į turinčius namų dvasias ir į burtininkus, kad paleistuvaudama jais sektų, aš nukreipsiu savo veidą prieš tą sielą ir ją iškirsiu iš jos tautos tarpo. Todėl pasišvęskite ir būkite šventi, nes aš esu šventas jūsų Dievas. Ir laikykitės mano įstatų ir juos vykdykite. Aš esu viešpats, kuris jūs pašvenčiu. Dievas uždraudė stabmeldžiauti. Už stabmeldystę bus mirties bausmė. Toliau nuo 10 eilutės iki 21 rašo apie nuogumo atidengimą. Reiškia ten atidengti nuogumą, tai tas pats sugulti, 13 eilutė, taip pat jei vyras sugul su vyru, kaip sugala su moteriu, jie abu bus padarę bjaurastį, jie tikrai bus užmušti. Čia rašoma, kas bus daroma su tais, kurie taip elgsis. 10 eilutė, kuris svetimaus su kito vyro žmona, būtent tas, kuris svetimaus su savo artimo žmonos svetimautojas ir svetimautojai, tikrai bus užmušti. O vyras, kuris suguls su savo tėvo žmona, bus atidengę savo tėvo nuogumą, jie abu tikrai bus užmušti, jų kraujas bus ant jų. Jei vyras suguls su savo marčia, jie abu tikrai bus užmušti, jie atliko sumaišymą, jų kraujas bus ant jų. Taip pat, jei vyras suguls su vyru, kaip sugula su moterimi, jie abu bus padarę bjaurastį, jie tikrai bus užmušti, jų kraujas bus ant jų. O jei vyras ima žmona ir jos motina, tai yra nedorybė, jie bus sudeginti ugnimi, jis ir jos, kad nebūtų nedorybės tarp jūsų. Kaip Dievas griežtai uždraudžia tos dalykus daryti Izraelio tautai. Sakytų, o koks žiaurus Dievas, argi? Tai gal žmogus koks yra bjaurus, jeigu taip daro? Dievas uždraudžia Izraelio tautai daryti tuos dalykus, nes šitaip elgėsi kas? Pagonių tautos. Pagonių šitaip elgėsi. Uh, 22 eilutė, todėl laikykitės visų mano įstatų, bei visų mano teismų ir juos vykdykite, kad jūsų neišspjautų šalis, į kurią jūs įvesiu, kad joje gyventumėte. Ir nevaikščiokite pagal papročius tautos, kurią aš išvarysiu jūsų akivaizdoje, nes jie visą tai darė ir todėl aš jais pasibjaurėjau. Bet aš jums atariau, jūs paveldysite jų šalį ir aš ją jums duosiu, kad ją pasisavintumėte šalį plūstančią pienu ir medumi. Aš esu viešpats jūsų Dievas, kuris jūs atskyrė nuo kitų tautų, todėl jūs atskirkite švarų gyvulį nuo nešvaraus ir nešvarus krajų nuo nešvaraus. Va čia matom, kad Dievas atskyrė nešvarius gyvūnus nuo švarių. Švarius Izraelio tauta galės valgyti, o nešvarius negalės. Nešvarių negalės, nes švarus gyvūnai yra duoti Izraeliui, nes Izraelis yra atskirtas nuo nešvarių, nuo pagonių tautų. Todėl jie turi atskirti nešvarius gyvūnus nuo švarių. 27 eilutė. Taip pat vyras ar moteris turintis namų dvasią ar esantis burtininkai tikrai bus užmušti, juos užmėtys akmenimis, jų kraujas bus ant jų. Dievas griežtai uždraudė daryti tuos dalykus. Uždraudė griežtai elgtis pagal pagonių būdą.
nes už tai Izraelio tauta bus baudžiama. 21 skyriuje rašoma, kad kunigas negali susiteršti mirusiu, nes jis yra Izraelio vadas. Jis už Izraelio tautą, Izraelio tautą atstovauja Dievui, 4 eilutė, bet ten nesusiteršia jis būdamas vadas tarp savo tautos, kad savęs nesuterštų. 6 eilutė, jie bus šventi savo Dievui ir neniekins savo Dievo vardo, nes jie atnašauja viešpaties ugnies atnašas ir savo Dievo duoną, todėl jie bus šventi. Negali susitepti kunigas. Turi būti švarus. 8 eilutė, todėl jį pašvesk, nes jis atnašauja tavo Dievo duoną, jis tau bus šventas, nes šventas esu aš, viešpats, kuris jūs pašvenčiu. 28 skyriuje dar 21 skyriuje rašoma, nei vienas iš kunigo Arono sėklos, turintis trūkumų, nesiartins viešpatės ugnies atnašo atnašauti. Jis turi trūkumą, jis nesiartins savo Dievo duonos atnašauti, jis valgys savo Dievo duonos iš švenčiausių ir iš šventų. Tik jis neįeis prie uždangos, nei nepriartės prie aukuro, nes jis turi trūkumą. Kad jis nesuterštų mano šventovių, nes aš viešpats jas pašvenčiu. Čia tie trūkumai yra išvardinti nuo 18 eilutės. Ten neregys, raišas, turintis plokščią nosį, ar ką tai nereikalingo, kažkokią auglį, ar ką, trečią ranką. Sulaužta kojis, sulaužta rankis, kuprius, neužauga, visi tie dalykai, jis turi trūkumą, jis negali eiti į šventovę, jis nešvarus. Taip, 22 skyriuje reiškia kunigas, kuris turintis nešvarumą ar kažkuo susitepęs, jis negali eiti prie šventų Izraelio dalykų. Visų tų aukų, kurias jie aukoja gautas iš Izraelio tautos ir kurias jie gali valgyti. Jeigu jisai susiteršęs, susitepęs, jis negali to valgyti. Taip pat 19 eilutėje rašoma, atnašaukite savo paties norų patinai be trūkumų iš galvijų ir avių ir iš ožkų, bet jokio turinčio trūkumų neaukokite, nes tai nebus priimta dėl jūsų. Turi būti be trūkumų. Visos aukos turi būti be trūkumų viešpačiui. Ir mes suprantam, į ką Dievas kreipia, į ką Dievas nurodo. Jis nurodo į ateitį, kaip Kristus avinėlis be trūkumų, be kliaudos bus paukotas. Jame jokių trūkumų. Bet tie trūkumai kitokie, negu kad tie visi gyvūnai. Apie gyvūnus tai kalbama, kad jie turi būti tobuli ten ir iš išvaizdos. Neturi ten jokių dėmių, šašų kažkokių būti, kojos kažkokias kreivas, šleivas ar dar kažkas tai. Išoriniai dalykai. Bet Kristus, jo tas be klaidos, kaip atrodys, be trūkumo, be dėmės, tai kad jisai bus be nuodėmės. Jis gundytas bus visais atžvilgiais, bet be nuodėmės. Be trūkumų. 23 skyriuje rašoma apie šventes, kokias šventes Izraelio tauta turėjo švęsti. Visų pirma, 3 eilutėje apie sabatus kalbama.
6 dienas bus dirbamas darbas, bet 7 diena yra poilsio diena, šventas sušaukimas, jokio darbo jame nedirbsite, tai yra viešpatės sabatas visose jūsų buveinėse, nes viešpats sukūrė dieną, dangų ir žemę per 6 dienas, 7 dieną ilsėjosi. Izraelio tauta yra ta tauta, kuri turės ilsėtis kartu su Dievu, kai bus įkurta karalystė žemėje. Ir jie bus toje karalystėje karaliai ir kunigai. Tai bus tas poilsio sabatas žemėje. Ir jie turi švęsti sabatą kaip priminimą, nuolatinį priminimą apie tai, kas jie yra per tauta ir koks yra jų Dievas, kam jisai sukūrė Izraelio tautą. Paskui 5 eilutėje rašoma apie apėjimo šventę. 1 mėnesio 14 dieną vakare yra viešpatės apėjimas. O 15 mėnesio dieną yra neraugintos duonos šventė. 7 dienas jie turės valgyti neraugintą duoną. 14 dieną jie ten turės patepti tas taktas krauju, avinėlio krauju. O 7 dienas valgyti neraugintą duoną. Raugo neturės būti. Raugas tai yra žmogaus, reiškia, kas iš žmogaus, netyrumai žmogaus, blogas elgesys, bloga elgsena. Viskas, kas iš žmogaus, iš kūniškumo, yra raugas. O tai turės būti rimties diena, susitelkimo visą savaitę. Ir paskui, reiškia, taip, 6 eilutė. O 15 mėnesio diena yra neraugintos dienos šventė, 7 dienas valgysite neraugintą duoną, 1 dieną turėsite šventą sušaukimą, joje nedirbkite jokio tarnavimo darbo. Bet 7 dienas atnašaukite ugnies atnašą viešpatį, 7 dieną yra šventas sušaukimas, joje nedirbkite jokio tarnavimo darbo. Toliau rašoma 10 eilutė. Kalbėk Izraelio vaikams ir jiems sakyk, kai eisite į šalį, kurią aš jums duodu, ir pjausite jos derlių, tada atnešite savo derliaus pirmavaisių pėdą kunigui. Ir jis mosuos pėdą viešpatės akivaizdo, kad būtų priimtinas dėl jūsų. Rytojaus dieną po sabato kunigas jį mosuos. Koks čia sabatas? Čia tas po 7 dienų 8 diena bus. Reiškia 7 dienas tas apėjimo šventė, kai jie švęs. 7 dienas švęs neraugintą duoną, valgys neraugintą duoną. 7 dieną bus šventas sušaukimas, joje nedirbkite jokio tarnavimo darbo. Čia 8 eilutė rašoma. Ir tai bus po to, rytojaus dieną po sabato, 11 eilutė rašoma, o jis mosuos pėdą viešpatės akivaizdoje, kad būtų priimtinas dėl jūsų rytojaus dieną po sabato. Kunigas jį mosuos. Reiškia, praeis 7 dienos ir ta rytojaus diena bus sabatas. Ir tą sabatą jie turės mosuoti pėdą. Pirmavaisių pėdas bus. Ten ne ta derliaus šventė, kurią jie turės švęsti per sekmines, po 50 dienų, čia bus toliau rašoma, bet čia kitas reiškia, kiti pirmavaisiai tą pėdą turės mosuoti. 20, reiškia, tą po neraugintos duonos šventės. Toliau rašoma 15 eilutė. Ir atskaičiuokite savo nuo rytojaus dienos po sabato, vėl tas pats išreiškimas. Tas pats išreiškimas, kur buvo rašoma apie tai, kad pėdą turės mosuoti. Ten 11 eilutėje. O jis
mosuos pėdą viešpaties akivaizdo, kad būtų priimtinas dėl jūsų rytojaus dieną po sabato. Čia tas pats, ta pati diena, rytojaus diena po sabato, kai jie mosuos tą pėdą, ką jie dar turės daryti, 15 eilutė, ir atskaičiuokite savo nuo rytojaus dienos po sabato, čia kai bus užbaigta ta neraugintos duonos savaitė visą tą, jie turės atskaičiuoti savo ir atskaičiuokite savo nuo rytojos dienos po sabato, nuo tos dienos, kai atnešėte mosuojamos atnašos pėdą, kai jie mosavote, bus užbaigti 7 sabatai, turės atskaičiuoti 7 sabatus. Užbaigti 7 sabatus, tai yra 49 dienos, 7 x 7, 49. Rytojaus dienai po 7 sabato suskaičiuokite 50 dienų. Reiškia, po tų 7 sabatų 50 diena bus atskaičiuota. Ir atnašaukite naują maisto atnašą viešpačiui iš savo buveinių. Atneškite 2 mosuojamus kepalus iš 2 dešimtadalių. Jie bus iš smulkių miltų, jie bus iškepti su raugu. 18 eilutė ir su duona atnašaukite 7 pirmųjų metų avinėlius be trūkumų. 19 paskui aukokite 1 ožiuką nuodėmės atnašai. Kas tai per diena tie 7 sabatai po neraugintos duonos šventimo? 50 diena atskaičiuota. Tai yra sekminių šventė. Atsimenat, kai Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas ir prisikėlė, jis buvo nukryžiuotas kada? Kai buvo švenčiama apėjimo šventė, Izraelio tauta šventė apėjimo šventę. Paskui 7 dienas šventė neraugintą duoną, valgė neraugintą duoną. Kristus 3 dienas buvo rojuje ten, žemiausiose žemės dalyse, prisikėlė 3 dieną. Izraelio tauta dar tebešventė tą, tebevalgė neraugintą duoną, dar liko valgyti 3 ar 4 dienas. Ir tada jie atskaičiavo 49 dienas ir prasidėjo sekminės, apie kurias rašoma Apaštalų darbų knygoje. Ir mes skaitom Apaštalų darbų knygoje, kad Jėzus Kristus po savo prisikėlimą buvo pas juos 40 dienų, juos mokė ir paskui iškeliavo pas tėvą. Ir jiems liepė laukti susirinkusiems tėvo pažado, kurį Jėzus Kristus jiems davė. Kas tai buvo? Šventoji dvasia. 50 dieną, sekminių dieną, 50 dieną po neraugintos duonos švenčių pabaigos, kai savaitę visą buvo švenčių, valgoma ta nerauginta duona, prasidėjo sekminės. Sekminės išeina, jei kalbant apie mėnesį, apėjimo šventė 1 mėnuo 14 diena, 1 mėnesio nuo 15 iki 22 nerauginta duona valgoma ir tą pačią dieną mosuojamas tas pėdas. Tada jie atskaičiuoja 50 dienų, prasideda apėjimo šventė, sekminių šventė, kas išeina 3 mėnuo plius minus 7 diena. Paskui 24 eilutėje rašoma kita šventė. Kalbėk Izraelio vaikams, sakydamas 7 mėnesį, to mėnesio 1 dieną, turėsite sabatą, trimitavimo priminimą. Suprantam, sabatas čia nėra šeštadienis, nes 7 mėnesio 1 diena kiekvienais metais neišpuola šeštadienis. Sabatas turi daugybę reikšmių, ne tik tai šeštadienis, bet ir kaip iškilminga šventė. Turėsite sabatą, trimitavimo priminimą, šventą sušaukimą. 7 mėnesį 1 dieną yra trimitų pūtimo šventė Izraelio tautoje. Paskui 27 eilutė. Taip pat
10 šito 7 mėnesio diena bus sutaikinimo diena. Jums tai bus šventas sušaukimas. Kas tai bus? Kai Izraelio aukščiausiasis kunigas su savo paukoto gyvūno krauju ir su Izraelio tautos paukoto papjauto gyvūno krauju įeis į šventų švenčiausią ir ten pašlakstys ir bus atliktas sutaikinimas iš Izraelio tautos nuodėmės. Bus paleistas tas uždėta ant to gyvojo ožio rankas Aronas uždės ir bus išpažintos visos Izraelio tautos nuodėmės ir paleista ožį į ganytis į nežinoma žemės, į dykumas, į nežinę paleis visas Izraelio tautos nuodėmės. Paskui 7 mėnesio 15 dieną, toliau rašoma 33 eilutė. Ir viešpats kalbėjo Mozei sakydamas, kalbėk Izraelio vaikams sakydamas, šito 7 mėnesio 15 dieną 7 dienas bus padangčių šventė viešpačiui. Padangčių palapinių šventė. Izraelio tauta 7 dienas turės švęsti šitą šventę ir ką jie darys, 39 eilutė. Taip pat 7 mėnesio 15 dieną, kai būsite surinkę šalies vaisių, švęskite viešpačiui šventę 7 dienas. Pirmąją dieną bus sabatas, vėl dar vienas sabatas, kuris nėra šeštadienis. Ir 8 dieną bus sabatas. Dar vienas sabatas, kuris irgi nėra šeštadienis. Ir 1 dieną pasiimkite šakų iš gražių medžių, palmių šakų, tankių medžių šakų bei upelio gluosnių. Ir linksminkitės viešpatį savo Dievo akivaizdoje 7 dienas. Ir ją švęskite kaip šventė viešpačių 7 dienas metuose. Tai bus vėl skaičius 7. Tas garsusis skaičius. Tai bus amžinas įstatas jūsų kartose. Ją švęskite 7 mėnesį. Pastogėse gyvensite 7 dienas. Visi gimę izraelitais gyvens pastogėse. Kad jūsų kartos žinotų, jog aš Izraelio vaikams liepiau gyventi pastogėse, kai juos išvedžiau iš Egipto šalies. Aš esu viešpats jūsų Dievas. Ir Mozė paskelbė Izraelio vaikams viešpatės šventės. Jį paskaičiuosime čia, vėlgi visos tos šventės nuo didesnių iki mažesnių išeina 7. Tai yra apėjimo šventė 1, neraugintos duonos šventė 2, pirmavaisių pėdo mosavimas 3 šventė, sekminės 4 šventė, trimitų pūtimas 5 šventė, sutaikinimo diena 6 šventė, padangčių šventė 7 dienas, 7 šventė, 7 šventės švęs. 3 kartus rinksis per tas šventės. Pirmą kartą, kai ateis, bus švenčiamos 3 šventės, apėjimo, neraugintos duonos ir pėdų mosavimo diena. Gana ilgas laiko tarpas. Paskui sekminės po beveik 2 mėnesių. Tai jie susirinks antrą kartą sekminėms, vienai šventijai. Ir paskui vėl bus 7 mėnesį 3 švenčių šventimo laikotarpis, kai susirinks irgi ilgesniam laikui, susirinks beveik mėnesių, 3 savaitėm. Dievas ruošia Izraelio tautą būti jo tauta. Ir visos to šventės yra ne kas kitas, kaip Dievo priminimas, kad jūs esate mano tauta. Iššvęsite šventės su manimi. Jos primins mano rūpestį jumis. Jos primins mano, kad jūs esate išskirtinė tauta. Primins jūs, kad aš išvedžiau jūs iš Egipto šalies, kaip savo sūnų, pirmagimį sūnų. Aš sutaikysiu jūsų savimi, nuodėmės bus atleistos. Gyvensite palapinėse, aš būsiu kartu su jumis. Dievas per visas tas šventes, iš tikrųjų, kiekvienais metais
mokys Izraelio tauta, ruoš juos ateičiai, juk Jėzus Kristus bus visų tų švenčių išsipildymas ateityje. Jis bus tas tobulas avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Dievo avinėlis, kuris bus papjautas tą pačią dieną. Ir per sekmines bus surinktas pirmavaisiai Izraelio tautos. Šventoji dvasia surinks pirmavaisius. Ir ateityje bus švenčiama, reiškia, Dievas sudarys su Izraelio tauta naują sandorą ir sutaikys Izraelio tautą su savimi. Atleisiu nuodėmes ir rašys įstatymą į širdis. Bus išpildyta sutaikinimo šventė. Ir padangčių šventė švęs 1000 metų. 1000-metėje karalystėje bus švenčiama padangčių šventė. Bus švenčiamas 2 šventės 1000-metėje karalystėje. Tai apėjimo šventė, ten neraugintos duonos valgymas, ir padangčių šventė. 2 šventės. Padangčių šventė suprantama, nes Dievas tuo metu gyvens su jais. Viešpats Jėzus Kristus pastatys palapinę, paslaptys šventyklą 1000-metėje karalystėje ir gyvens su jais. Ir tą šventę švęs ne tik Izraelio tauta, bet ir visos pagonių tautos. Visos pagonių tautos eis švęsti padangčių šventės, kaip rašoma Zacharijo 14 skyriuje. Gerai.